Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Bethany Hamilton tapo įkvėpimo šaltiniu milijonams žmonių visame pasaulyje. Ji gimė 1990 metais Kauai saloje Havajuose. Nuo pat ankstyvos vaikystės ji ėmė plaukioti banglentėmis. Netrukus Bethany pamilo šį sportą. Deja, bet sulaukusi 13 ji buvo užpulta ryklio, kuris stipriai sužalojo jos kairę ranką, kurią teko amputuoti. Praradusi 60% kraujo ir iškentusi keletą operacijų, padedama teigiamo požiūrio ir nusiteikimo, neįtikėtinų greičių ji ėmė sveikti. Neįtikėtina, tačiau praėjus vos vienam mėnesiui po užpuolimo, Bethany vėl ėmė plaukioti banglentę ir siekti užsibrėžto tikslo – tapti profesionale banglentininkė. Jau pirmose varžybose ji užėmė 5. vietą, o praėjus metams laimėjo savo pirmąjį nacionalinį titulą. 2007 metais pagaliau išsipildė jos svajonė. Ji tapo profesionale banglentininkė. Nuo to laiko ji dalyvavo daugelyje pasaulinio lygio varžybų, o 2009 metais tapo ASP pasaulio jaunių čempione. Jos pasiekimus aprašė pasaulio žiniasklaida, o jos gyvenimo istorija pasirodė jos autobiografinėje knygoje Soul Surfer. Bethany nesenai įkūrė fondą Friends of Bethany, kuris remia ryklių užpuolimus išgyvenusius žmonės. Ir savo gyvenimo istoriją siekia įkvėpti kitus žmonės siekti savo tikslų. Ačiū žiūrėjusiems! Visus laidos neįtikėtini faktai reportažus galite rasti internetinėje televizijoje Be Tabu TV. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook puslapyje.